Taip. Labas. Labas. Tai sveiki gerbiami žiūrovai, susitinkame mūsų laidoje iš arčiau. Ir šiandieną svečiuose mes turime mūsų gimnazijos fizikos mokytoją Dianą. Labas, Diana. Kaip jautiesi? Puikiai. Baisu? Yra tokia. Jauduliukas atsiranda. Čia lempos sujungtos, kameros, mikrofonai. Taip, sveiki atvykę į mūsų studiją. Studijos kampelį. Tai va, Diana, pakviesiu tave trumpam žaidimui ryšyje, kad šiek tiek irgi apsiprasti, kas čia vyksta. Čia ant stalo yra kortelės ir kviesiu ištraukti klausimą ir užduoti jį man, o aš ištrauksiu klausimą ir užduosiu jį tau. Gerai? Puikiai. Nori pradėti? Labai. Prašau. Pirmas klausimas. Ką norėtum nuveikti kartu su kambaryje esančiais žmonėmis? Ryti. Atsakyk į klausimą. Mano atsakymas akivaizdus. Labai norėčiau pasikalbėti, todėl ir pakviečiau tave čia pas mus į laidą. Kalbėkimės. Pasikalbėsim. Gerai. Ir papasakok apie knygą arba filmą, kuris paliko stiprų įspūdį tau. Stiprus filmas? Titanikas. Apie meilę. Titanikas. Būtų tas filmas, kuris paliko tau didžiausią įspūdį, ne? Gerai, tai pradėsime. Ir Diana, pas mus yra visada tas pirmas klausimas apie tave. Kas yra Diana? Ar gali papasakoti, kas ji tokia, ką ji veikia laisvalaikiu, kaip kuom jinai gyvena? Taip, Ryti, galiu. Esu Diana, dirbu fizikos mokytoja. Pradėjau nuo darbo dėl to, kad esu čia su tavim. Auditorija mūsų aiškiai yra. Laisvalaikis gyvenimas, taip, jį turiu. Laisvalaikį iš tikrųjų užsiminėjau dalykais pagal sezoną. Vasarą plaukioju, važinėju, žiemą skaitau, mezgu. Reikėtų nepamiršti, kad esu mama, žmona, draugė ir iš tikrųjų tų vaidmenų yra gyvenime nemažai. Kiek daug visko iš tiesų. Bet gerai, dabar ateikime į mokyklą. Na, ir šiek tiek gal net ženkime atgal ir klausimas yra toks. Kodėl pasirinkai fizikos kryptį? Kas paskatino tokį pasirinkimą? Iš tikrųjų, tai įvyko organiškai. Žinai, kaip būna. Pavyzdžiui, gyveni gyvenimą ir supranti, kad yra dalykų, kurie tau atsako į klausimus, o yra dalykai, kurie neatsako į klausimus. Tai fizika buvo tas sritis, kurioje aš suprasdavau daugiau. Man buvo aišku, viskas struktūrizuota, paremta aritmetiniais veiksmais, aišku. Ir organiškai aš prie to ėjau. Nebuvo taip, vieną rytą prabudau, būsiu fizikė. Nuo mokyklos iki universiteto organiškai. Mhm. Ir fizika turbūt tau padėjo suprasti galbūt net kaip ir veikia mūsų tas pasaulis, ne? Kaip ir sakai, man kilo klausimai ir atėjo atsakymai. Gal klausimas būtų toks, kodėl svarbu suprasti fiziką mūsų kasdienime gyvenime? Žinai, Ryti, pirmiausia, reikėtų galvoti apie atsakomybę. Pavyzdžiui, tu ir aš, mes čia sėdim, siunčiam virpesis, bangas, vienas kitam. Šiluma infraraudonusios bangos siekia tave mano, tavo garso banga pasiekia mano ausų būgnelius. Ta žinoti reikia, nes tu esi atsakingas. Už kiekvieną virpesį, už kiekvieną bangą, tu šitam pasaulyje esi atsakingas, mūsų daug. Buitis, ji irgi svarbi. Pavyzdžiui, jeigu taip truputį nusileisti ir galvoti apie gyvenimą kasdieniniam laike. Vandens garai, vanduo, tos pačios temperatūros, o nudegina skirtingai. Ar reikia žinoti, kad garai 100 laipsnių temperatūrą nudegina labiau negu vanduo? Reikia. Nes čia gyvenimas. Galėčiau turbūt šituo klausimu tęsti. Apie tą tokią buitį. Kas kart aš kai einu, žinai, iš namų į darbą, pavyzdžiui, žiūriu į stogą. Aš žinau, kodėl jis turi tokį polinkio kampą, taip? Arba kodėl jis yra nuožulnus. Žiūriu į lietvamzdį, žiūriu taip. Ir viskas pasidaro labai aišku, dėl to, kad tu žinai, kam to reikia. Pavyzdžiui, tas lietvamzdis, žinai, galvoju, reikėjo prisukti ten truputį šonėliau ir laikančiosios tik 2. Galvoju, čia kovo eisiu, jis jau bus pasviręs. Jau einu vasarį, žinai, ir jau jis yra pasviręs. Tai gyveni, sprendi ir fizika padeda. Kartais gal nereikšmingus klausimus, bet vis tiek analizuoji.
Labai toks įdomus irgi, kad fizika tai yra atsakomybė. Geras, niekada negirdėjau niekas, kad tai būtų pasakęs. Tai irgi labai tokia graži mintis, kurią pasidalinai. Ir iš tiesų jo, fizika mums duoda tuos tokius kasdienius atsakymus, ne, net ir tuos tokius buitinius, o šiuo metu net ir filosofinius atsakomybę, kaip ir mūsų demokratija, ne. Aš esu laisvas tiek, kiek mano laisvė nevaržo kitų laisvės, irgi tokia atsakomybė. Labai gražiai pasakėjai. Geras. O dabar toks irgi įdomus klausimas, ne? 15 metų tu jau dirbi pas mus gimnazijoje, Vilniaus Vyčio gimnazijoje, būsi Salomėjos Nėries, ne? Ir kas tave motyvuoja čia būti, išlikti jau tuos 15 metų ir tęsti tą darbą? 15 metų yra labai ilgas laiko tarpas ir tai negali būti, žinai, vienas niuansas ar du niuansai. Iš tikrųjų, gal labiau veda ne vienas kažkoks stimuliatorius, o vadinkim mintis, kad dar kažko nepadariau. Žinai, Ryti, atėjau dirbti, mokiausi dirbti, paskui kažką truputį išmokau, bet ir vėl kažko reikia išmokti. Ir tas jausmas turbūt lydi mane tą visą darbo laiką, kad dar kažko nepadariau. Neišmokinau, neišmokau. Tarsi neužbaigta. Žinai, kaip būna? Pavyzdžiui, magistrantūrą apsiginiai, diplomą gavai ir supratai. Viskas. O čia negavai diplomo. Čia nėra to taško. Taip, sekmadienį išeinu iš darbo, prisivalgau traškučių, pasižiūriu televizorių ir pirmadienį aš vėl galvoju, ką aš turiu padaryti. Tarsi nesibaigianti kelionė. Na, bet gal išmoksiu tą pamoką. Gal dar po 5 metų. Gal po 10. O kas galėtų paskatinti tą tokį nebaigtumo jausmą? Ar tai yra ambicija, svajonė, tikslas, noras? Apie ką čia? Žinai, čia turbūt tie jauni žmonės. Jie ateina ir išeina, o baigtumas kur? Mano baigtumo nėra. Išlydėti mokinius yra viena, bet tada suguža vėl kiti. Tai čia klausimą atvirą palieku. Na jo, mokytojo darbė ta nuolatinė rotacija, ne, ta 4 metų sutarties draugystė, ne, taip atėjo, susipažinom, 4 metus bendraujam, darom ir sukas. Ir to galo iš tiesų nėra. Aha. O su kokiais iššūkiais susiduria šitame darbe? Galvoju, turbūt vis dėlto pagrindinis mano darbas yra mokiniai, klasė, pamoka. Tai didžioji dalis darbo. Tai tokia turbūt matomoji labiau, nes yra... Tai emocijos, taip, mokinių. Vienas pavalgęs, kitas alkanas, vienas nori miegoti, kitas turbūt ką tik atsikėlė. Ir turbūt didžiausias iššūkis yra būti pamokoje su jais ir pasiekti tą tokį, nežinau kaip pasakyti, Ryti, kad būtų visa klasė ir visi mokiniai vienos bangos. Žinai, kad tas liūnas truputį pralinksmėtų, kad tas super aktyvus, žinai, šiek tiek nurimtų, nes vis tiek didelė dalis pamokoje mes esam kartu ir į vieną kitą turim atsižvelgti, o aš esu tas žmogus, kuris turi viską subalansuoti ir sakykime, struktūrizuoti pamoką, o tikslas tai vienas, žinai, kažką vis tiek išmokti reikia, o ne taip, kad tik juos emocionaliai raminti. Tai iššūkiai taip, būna tėvų emocijos taip, galų gale ir mes kolegos kartais pavargstam, kartais būnam labai linksmi. Tai vėlgi turbūt iššūkių tų yra nemažai, bet reikėtų galvoti apie ir tokį sezoniškumą. Pavyzdžiui, žiūrėk, rugsėjį, visi nerimsta, visi energingi, ten jau su mokiniais čia susitvarkėjai, balansas yra, tada artėja semestrai, tada tėvai pradeda būkštauti, tada su tėvais viską tvarkaisi. Ten sakai, ten kokios problemos yra, ten balansą, o jau pačiam pabaigoje, žinai, jau ir tarp mokytojų atsiranda disbalansų, tada ten ir tą lygsvarą išlaikyti, dalykiškai, be emocijų, be kraštutinumų ir tai pozityviai, tai taip, tai yra iššūkis emocionalus.
emocijoms. Nu, ir galų gale, ir fiziškai tai yra nelengva. Va, tai čia jau pasakiau, atvirai. Labai daug visko iš tiesų. Ir tavęs klausantis natūraliai man kyla klausimas, kaip tu galvoji, kas yra geras mokytojas? Geras mokytojas pirmiausia turi būti gerų žmogum ryti. Ne tas, kuris parašys 4, nes vaikas pravirko, žinai. Ir tai pirmiausia turi būti geras žmogus. Visuomenėje kalba apie tai, kad mokytojas turi būti pasiekęs aukščiausių vertinimo rezultatų, labai išsilavinęs. Tai taip, aš sutinku, kad mokytojas turi būti ir protingas, bet pirmiausia, jis turi būti geras žmogus. Tai yra atjautus, supratingas, sakykime, ir susitvardantis, tam tikras emocinis intelektas ir tie dalykai. Bet vis tiek viskas veda į gėrį. Jeigu tu esi geras žmogus, jeigu tu nori, tu gali. Ir tau sekasi, kitaip nebus nieko ryti. Labai gražiai apibendrinai. Turi būti geras žmogus ir jeigu tu esi geras žmogus, tau sekasi. Mes apdovanojame, ne, tuos gerus žmonės ir gyvenimas apdovanoja. Karma vadinamas, ne, gal malonė Dievo, gal dar kažko. Labai gražiai apibendrinai. O Diana, esam, vadinkime tiesioginėme eterį, kokią vieną žinutę norėtum perduoti mokiniams, mokytojams nuo savęs? Kad visi išgirsta. Taip, Ryti. Norėčiau paskaityti eilėraštį. O, gerai. Faina. Eilėraštis, jisai yra skirtas, daugiau gal pradinių klasių mokiniams. Bet reikėtų prisiminti mokyklą, kad tose pradinėse klasėse iš tikrųjų buvo labai daug tokių dalykų pamokančių. Pasakos įvairiausias pamokančios, eilėraščiai labai pamokantis. Ir šitas eilėraštis man labai yra gražus ir aš norėčiau jo pasidalinti su mokiniais. Jo dar mintinai neišmokau, bet viliuosi, kad galėsiu cituoti pamokose galbūt kada nors. Tai eilėraštis vadinasi Balta pelytė, o autorė yra Ramutė Skučaitė. Ir ji rašo apie tai. Mane nelaimė lydi, esu balta pelytė. Sesutės ir broliukai, visi pilki peliukai. Pilki kaip dera, visiems draugėjams gera. Jie vieną šaknį graužia, šakelę vieną laužia. Paskui į šiltą olą pilki peliukai puola. Pilkiems peliukams vaišės, žvakelė ir ragaišis. Oloj jauku, tik aš lauke lieku. Manęs nelaukia niekas, nes aš balta kaip sniegas, balta kaip pienės pūkas. Ne man žvakelė švyti, nes aš balta pelytė. Tik argi aš kalta, užgimusi balta. Eilėraštis Ryti yra apie tai, kad pilki nemato baltų. Nenori matyti baltų, supranti? O balta, ji visą laiką nori būti pilka. Bet taip negalima. Kodėl? Nes mes visi skirtingi, Ryti. O ypatingai mokiniai savo 16, 15, 17 metų ypatingai, supranti, būriuojasi į bandą ir pasiduoda bandos jausmui. O tų baltų pelyčių yra. Tai turbūt eilėraštis yra apie tai, kad mes turime matyti vieni kitus. Vis dėlto auditorija mūsų yra mokiniai. Ir reikia atsisukti per petį, apsižvalgyti, kur aš esu, ką aš darau. Labai gražiai. Būkime čia ir dabar. Pažiūrėkime, kokie mes visi esam, kokie mes skirtingi. Ir kokie mes visi gražus dėl to. Na. Tas, kur sako, dabar distopiniai visi, kur būna anti-utopiniai, distopiniai romanai, ką jie sako, visi tampa vienodi, ne? Ir koks pasidaro pasaulis tada? Pilkas. Niūrus. Iš tiesų taip. Mes turime tiek daug skirtingų ir gražių mokinių ir
kartais pamirštame tą įvertinti ir pastebėti. Reikia tą kartais pripažinti. Ačiū tau už tokį gražų priminimą. Tai vat, aš turiu tau dar 2 paskutinius klausimus, kuriuos mes visada užduodame mūsų laidos dalyviams. Diana, kas tavo autoritetas? Ryti, autoritetas man nėra fizinis asmuo. Jis neturi vardo. Autoritetas man yra daugiau apie tai žmogaus elgesio modelis. Ir tas žmogaus elgesio modelis, elgesys arba jo būdo savybė gali tapti mano autoritetu priklausomai nuo mano amžiaus, taip. Ten 15 man buvo vienas žmogus, ten 30 kitas žmogus, vėliau dar kitas žmogus, tai priklauso be abejo nuo amžiaus patirties, ką aš regėjau, nes aplinka irgi svarbi, ką tu aplink save šalia turi. Ir aišku, nuo vidinės būsenos. Pavyzdžiui, aš esu čia su tavim ir aš žinau, kad tavo optimizmas, gera nuotaika man yra didelis rodiklis, Ryti. Tai ar aš galiu apsiriboti vienu autoritetu, tai tikrai ne. Labai svarbu yra man žmogaus laikysena gyvenime. Ir aš turbūt šitoje mokykloje tikrai turiu labai daug žmonių, kurie turi ten tam tikras savybės, kuriamis aš tiesiog žaviuosi. Tai nėra ir niekada nebus viename žmoguje. Taip, iš tiesų. Ką mes ir prieš tai kalbėjome, kad visi yra skirtingi, visi spalvoti ir tik pasimkime tas gražias spalvas, pastebėkime jas. Ne? Taip. Ir paskutinis klausimas, labai asmeniškas, ne? Kokia didžiausia tavo svajonė? Tai pirmiausia, Ryti, pasakysiu, aš esu niekada gyvenime nesusvajojusi. Kaip tai? Taip. Menu save nuo 3 metų ir niekada nesusvajojusi. Svajonė ne dėl to, kad aš neturiu vaizduotės. Vaizduotę turiu ir gan neblogą, žinok. Dėl to, kad aš jau nuo pat mažens rinkausi realybę. Tai turbūt man yra įgimta. Aš taip galvoju. Svajonė man labai gražu literatūroje. Gulėti po medžiu, užsisvajoti, ten pabusti vakare ir galvoti. Ne. Taip, turiu kažkokius norą, taip, užgaidą, tikslą, bet niekada neturėjau svajonės ir nenoriu jos turėti. Tikslas jisai gali būti ilgalaikiai perspektyvoje, nežinau, doktorantūra, užgaida, Gucci rankinukas, noras, nežinau, meilės, laimės, pinigų, bet svajoti, gulėti apie kažkokius, kodėl man tas svajojo, aš kažkaip literatūrai labai skaičiau, kad ten po medeliu, kaip užsisvajojo, aš knygoje kažkur skaičiau ir man tiesiog, aš nežinau, man pasirodė tai, nelabai realistiška ir aš galvoju, kad tai nelabai protinga yra. Ne, gal neteisingai pasakiau, tai nelabai protinga yra. Gal reikėtų sakyti taip, žiūrint, kad vis dėlto realybė yra galbūt saugiau man, o svajonės, jos, jeigu jos atitinka noro apibrėžtį, tada taip. Labai gražiai pabaigai. Ačiū tau labai, Diana. Ačiū tau už mūsų šitą pokalbį, už tą energiją, kurią pasidalinai mintimis, išmintimi ir ypač tuo eilėraščiu, kuris iš tiesų toks atrodo paprastas, bet jis toks nuoširdus. Iš tiesų, tavęs klausiau, jeigu siūsi mokinius į skaitovus, žinok, tave irgi prikabinsim, gerai? Labai gerai skaitai. Ačiū. Tai va, gerai. Ačiū visiems žiūrovams, kurie išbuvo su mumis iki pat pabaigos. Ačiū Dianai, kuris skyrė savo laiko, savo dėmesio, savo išmintį ir savo kantrybę išbūti čia su mumis. Ačiū tau labai, ačiū visiems ir iki susitikimų kitose laidose. Ate. Ačiū tau. Ačiū tau.